Šiandienos tema yra iš tikrųjų labai įdomi sukčiavimo tema, tai yra romantinis sukčiavimas. Jo pagrindinis dalykas yra, kad būtent asmenys siekia manipuliuoti aukų jausmais, gaudami iš jų pinigus. Labai svarbu žinoti, kad šie nusikaltėliai sukuria sudėtingas netikras tapatybės, siekiant apgauti jūs. Kaip pavyzdį iš realaus pasaulio galima paminėti nesenai sukurtą dokumentinį filmą Tinder Swindler. Šis asmuo naudojasi pažinčių platformą Tinder, kad suviliotų aukas, užmegzdamas emocinius ryšius ir manipuliuodamas priverstų juos pervesti pinigus. Jeigu patekote į panašią situaciją, svarbu veikti nedelsiant. Tai yra, būtent informuokite savo banką, paslaugų teikėją ir taip pat kreipkitės į policiją, kadangi jūsų proaktyvus dalyvavimas šitame procese gali pagreitinti tyrimo eigą ir tikėtina atgauti prarastas lėšas.